Labas rytas, atrodo tiek dienų jau vyksta šis ralis, jau ir startavo Monake ir važiavom per kalnus visą kitą, bet patys greičio ruožai startuoja tik šiandien. Ir mačiau iš rezultatų, kad jau kažkas sugebėjo iki šiandienos nedavažiuoti, iškristi, tai avarija, tai gedimai, tai vėlavimai grubus į laiko kontrolės punktus. Tai reiškia, galima netgi prieš tą tokį tarpinį teorinį startą jau prisidirbti ir prisižaisti. Tai mes esam čia, mums viskas gerai, mes nusteikę linksmai ir šiandien startuojam ir žiauriai laukiu to. Yra gandų, kas mūsų šiandien laukia. Šiandien mūsų laukia pirmi greičio ruožai tikrai labai snieguoti. Jie kasmet būna snieguoti, bet šiemet sniego dar daugiau nei įprastai, kiek žinau. Pirmas greičio ruožas įvyktas iš 4 šiandieną, tai labai smagu, pagaliau jau tas ralio režimas įsivažiuoja. Tai panašu, kad sekėsi labai gerai, pradžia buvo labai sudėtinga, man labai patiko, bet viena vieta, ganėtinai paprastoje vietoje, aš kažkaip truputį ten su gazu susimakalavau, nebent ten biški gali būti negerai, bet manau, kad viskas šiaip pagal planą. Sekam labai konkurenciją, matau atvažiuoja, tai mums dabar labai svarbi starto pozicija, kadangi starte nėra laiko kontrolės, tai mums labai svarbu, kas po ko atsistoja važiuoti. Tai čia yra geras važiuotojas, turiu paskui ir važiuoti. Gerai. Tai gerai. Labai gerai, pirmi 2 greičių ruožai gerai, antras ten apie 10-tuką, pirmas apie 10-tuką, antras apie 4 vietą, absoliučiai esam 5 pirmi klasiai, bent jau mūsų žinom, bet įtempta, važiuojam. Nu, neblogai visai, net nesitikėjom nieko panašiai, bet tikrai neblogai, esam labai laimingi. Antri absoliučiai po visos pirmos dienos. Labai trapu, bet negaliu nesidžiaugti. Pirmas ruožas taip toks buvo įsivažiavimo klausimas, o vėliau taip tikrai džiugino. Bet šiaip nebuvo sudėtinga, reikia pasakyti. Jo, tai ruožai nebuvo sudėtingi, ledas buvo jau ištirpęs, sniegas ištirpęs, nors ir ryte gavom informacijos, kad labai daug sniego ledo, bet užsidėjom špotas padangas, bet visą tai buvo jau ištirpę, tai kaip ir nebuvo sudėtinga. Na gal rūkas ir naktis paskutiniam ruožai jau tokį davė daugiau įdomumų. Ką video, kaip šiaip? Trapus rezultatas, geras, bet trapus rezultatas. Labai didelė garbė būti paskui tiek Remer ir Hugo, jie kiek yra važiavę, tiek laimi. Tai ir jie važiavo mūsų klasį šiemet, pirmą kartą. Tai matosi, kaip gerai jie tą daro. Neįsivaizduoju, kaip juos reikėtų aplenkti, bet manau, kad svarbiausia žiūrėti, kas už nugaros vyksta dabar. Hai! A това е един от фаворитите, който се движи в генералното класиране след днешния ден. Малко проблеми не технически, не пилотски. Voilà l'équipage 211, Carolis Rezis et Ovidius Venunas, la Jaguar MK2 3,8 litres, deuxième du classement général ce soir. Deuxième du classement général pour les Lituaniens avec Carolis Rezis et Ovidius Venunas, la Jaguar MK2 3,8 litres de 1961 à la deuxième place du classement général. On remercie Claude. Bonne soirée, Claude, bon appétit. Claude que vous retrouvez à Tournon demain sur